Само слово... Ryškiai žemyninis klimatas reiškia 40 laipsnių karštį vasarą ir 42 laipsnių žemiau nulio žiemą. Зимой мороз до 42. Be viso kito agrofirma Rodina užsiima ir sėklininkystę. Valdome plotus užimančių 62 000 hektarų, kuriuose kultivuojame javus ir karvių bandai skirtą pašarą. Vegetacinis periodas šiuose platumose yra labai trumpas ir trunka vos 80-100 dienų. Mūsų mašinų parką sudaro 136 transporto priemonės. Jei kalbėtume apie vokiškus sprendimus, tai turime 32 vienetus Claas kombainų ir 7 Claas Xerion. Taip, tai labai didelė įmonė. Pasirinkome Claas mašinas kaip labai patogias naudotojai bei pasižyminčias aukštą kokybę ir patikimumu. Claas traktoriai pas mus dirba ištisus metus. Pavasarį sėjant, javapjūtės metu transportuojant javus, o baigus rudeninius žemės darbus prie jų prikabinami stumtuvai, skirti sniego valymui nuo kelių. Taip pat juos naudojame sniegui arti. Traktoriai eksploatuojami praktiškai ištisus metus. Sniego arimo tikslas yra vandens sulaikymas, kadangi būtent vegetaciniu laikotarpiu mums jo labai nepakanka. Pavyzdžiui, praėjusiais metais iškrito 193 mm kritulių, o iš hektaro buvo surinkta 1,5 tonos javų. Bėda yra stepių vėjai, kurie nupučia sniegą. Būtent todėl sniegą laukuose ariame skersai vėjo krypties. Vanduo atsirandantis tirpstant sniego juostoms vėliau būna suvartojamas pasėtų javų sudygimui. Ūkyje turime 3500 galvijų, iš kurių 1500 yra pieninės karvės. Likusieji jų prieauglis. Pašarus ruošiame daugiausiai patys – šieną, kukurūzų bei žolės silosą. Iš savo karvių kasmet primelžiame maždaug 8000 litrų pieno, kurį perdirbame nuo savoje pieninėje. Tikimės, jog ateityje mums pavyks pasiekti dar geresnių rezultatų ir tam dedame visas pastangas. Viską, ką čia turime, remontuojame patys savo dirbtuvėse. Pagrindinės operacijos būna tekinimas, frezavimas ir suvirinimas. Atsarginės detalės įsigijame iš įmonės CT Agro, kuri yra Claas pardavėjas. Ir šis bendradarbiavimas vyksta labai gerai. Agrofirmoje Rodina gyvename ir dirbame visi kartu. Kaip vienoje didelėje šeimoje viskas pas mus yra susiję. Tiek darbas, tiek gyvenimas. Suprantame vienas kitą, viską darome kartu ir bendradarbiaujame su valstybe. Esu labai laimingas galėdamas užsiimti socialiniais reikalais. Tai mano gyvenimas ir mano darbas. Išties puikus darbas galimas tada, kai visos technologinės priemonės yra panaudojamos tinkamu laiku. Kai panaudojama visa galima technika, viskas veikia taip, kaip reikia ir nekyla jokių problemų. Čia vyrauja gera ir nuoširdi atmosfera. Tai įmanoma, kai tiek šeimoje, tiek darbe viskas sekasi puikiai. Išties puikus darbas man reiškia tarpusavio supratimą ir atsakingumą, kai visi siekia vieno tikslo ir dirba ranka rankon.